Sveiki draugai, su jumis Haroldas, kripto mokymų centras. Šiandieną penktadienis, Liepos 18 diena ir darome dienos analizę. Na, BTC toliau rangina. Tai vakar buvo bandymas kaip ir įsibrikautint, bet nelabai pavyko, net nepalėtė mano žalių bensų. Grįžo atgal į range'ą, kaip ir padarė tokį high ir low, vidų range'o, na ir dabar vyksta dar vienas bandymas. Žiūrėsim, kom tai pasibaigs. Na, nesitikėčiau iš tikrųjų. Dar kol kas breakouto pro highs, gal iki high. Turbūt atgal range vis tiek penktadienis, šeštadienis, na gal sekmadienį. Jeigu bus breakoutas, turbūt gal sekmadienį. Na, penktadienio tiek penktadienio vakaras. Dabar penktadienio rytas, dar šiaip rytoj visą dieną. Na, rytoj galėtų turbūt pajudėti iki highs. Ar bus breakoutas virš high, sunku pasakyti. Šeštadienį, na, istoriškai pati labiausiai numirusi diena, kai išvis nieks nevyksta. Ir, na, sekmadienį gali kažkas įvykti. Tai sekmadienį dažnai būna bandymas frontrunninti ateinančią savaitę. Taip, čia tik tai žiūriu, kur pas mane stop lossas padėtas, nes dabar pratrigerintas entris. Nu dar toli iki stop losso. Na, kaip ir sakiau, tikėčiausi serijos lossų iki kito breakouto, tai normalu. 2, 3, 4, gal 5 lossai, po to turėtų būti vėl breakoutas. Dabar kol kas turėjau tik 2 trade'us, tai porą valandų buvo vienas trade'as lossas ir dabar esu dar vienam trade'ai ir tai šiaip irgi tikėčiausi lossą. Ten žiūrėsim. Na, BTC konsolidacija virš all time high. Bullish, kaip nesuk. Tai, na, tam mažam time frame nelabai čia ką išvelgsi. Esmė, kad trade'inam gerokai virš all time high. Konsolidacija ir tiek. Na, nematau kodėl tai neturėtų tęstis. Ethereumas lekia, normaliai lekia. Na, žiūrėsim irgi, kur tai sustos, manau. Nėra priežasties, kodėl neturėtų paliekti iki šitų highs, iki 4K. Nu, ten žiūrėsim, kas vyks, ar bus rimtas profit teikinimas, nusimetinėjimas, ar tiesiog eurai praskrys. Na, Solana irgi kaip ir buvo numyrus, bet pabiškai atsigavinėja, na irgi Solanos, na, nematau priežasties, kodėl šito liquidity neturėtų paimti, ypač na, jeigu BTC nieko nedarys, na, ta prasme nebirės, tiesiog range'ins. Na, primena man dabar 2021 metus, kai 2018 net panašiai buvo, tai na, po BTC, na, ta prasme, kai BTC bullish, ne, tai yra bull markete BTC bullish, bet tiesiog range'ina, altcoinai lekia, tai na, labai man primena tą pačią situaciją, aišku, lekia ne visi, na, lekia turbūt kažkiek visi, bet na, taip trumpai pamesti, na jo, nu, minimaliai turbūt lekia visi, bet vis tiek, kaip ir sakiau, tų altcoinų, na, tikrai per daug reikia atsirinkti kažką geriau. Na, tokie, tarkim, kaip tie, tai tikrai, manau, neverti dėmesio. Bet va, Ethereumas, Solana gal sugebės iki po 200 bandžiau paliekti. Ethereumas iki 4K. BNB va gal mėgins įsibrikaudinti naujus highs. Hypas, obviously. Monero pabiški grindina į viršų irgi. Wallet coinas. Na, tai ir nieko naujo, nieko įdomaus. Bet dominance toliau krenta.
Na, tai kad mes jau esam prasibreikautinę pro all time high, tai ta dominant krenta, na, nėra labai blogai. Na, jeigu BTC toliau tiesiog rangins ir altcoinai palieks, po to teoriškai galėtų BTC dominance pradėti vėl kilti ir tada BTC galėtų lėkti. Turbūt, teoriškai. Na, nežinau, sunku pasakyti, žiūrėsim, kaip čia bus. Realiai, nuo tokios situacijose tiesiog pasikliauji sistemom ir tiek. Per daug negalvoji. Nu jo, vakar, kaip ir sakiau, tai kad tikrai užkonfirmint, bet tą dominant stopą. Na, turi būti lower high, tada naujas low, va taip, va toks path turėtų būti, kad tikrai užsikonfirmintų tas topas, nes, na, kaip matom, visą trendą respektino, ne trendą, tai yra paliečia bensus, na, vakar jau tai šnekėjau, paliečia bensus, padarė new high. Čia vis dar gali būti ta pati situacija, tiesiog labai gilus low. Ir vis tiek, na, jeigu padarys new high, tai trendas toliau tęsiasi. Tai kad užkonfirmint topą, va, turi įsiplayoutinti šitas pathas. Na, nebūtinai nuo čia, tai gali būti, aišku, nuo daug žemiau. Gali ir taip tai atrodyti. Bet esmė, kad turi būti kažkoks tai lower high. Na ir po to po jo turėtų sekti naujas low. Čia jau būtų kaip ir bearish break of structure, na ir downtrendas prasideda. Na ir jau toks rimtas downtrendas, nu tikrai būtų neblogas all seasonas. Tai jo, tiek šiandieną. Nieko gero, nieko įdomaus. Penktadienis. Žiūrėsim, kaip čia viskas įsivartys per savaitgalį. Gal BTC sugebės ryt papušinti iki highs, gal nesunku pasakyti. Na, range'as yra range'as, tai čia iš esmės belia kaip gali atrodyti. Ir jo, tiek šiandieną, susitiksime rytoj.